Sveiki gerbėmieji. Lietuvos kariuomenės modernizacija – tema, kurią girdime kasdien žiniasklaidoje. Tačiau tarpukario Lietuvoje tai irgi buvo aktualija. Jau po nepriklausomybės karo 1921 metais Lietuvos kariuomenė pradėta diskutuoti apie poreikį apginkluoti arba perginkluoti Lietuvos kariuomenę, siekta turėti karo metui parengtas 6 pėstininkų divizijas. Tačiau nesant finansavimo šitie planai nebuvo įgyvendinti. Bet galiausiai 40-mečio viduryje, kintant geopolitiniai situacijai, didėjant grėsmei karo Europoje, 1934 metais po nepavykusio Kubiliūno maišto ir kariuomenės vadų paskyrus tuo metu jauną karininką, generalinio štabo pulkininką leitenantą Stasį Raštikį, buvo patvirtintas Lietuvos kariuomenės modernizacijos planas. Plane buvo numatyta skirti papildomai kariuomeniai 175 milijonus litų ir išdėstyti šią sumą po 25 milijonus litų 7 metam, nuo 1935 iki 1945 metų. Tuo metu politikai, ypatingai ministras pirmininkas ir tuo pačiu metu finansų ministras Juozas Tubelis, labai skeptiškai vertino šitą finansavimą kariuomeniai. Yra išlikę prisiminimų, kad ministras pirmininkas teigė, jog net ir skyrus papildomą finansavimą, kariuomenė neįstengs kariauti su didžiaisiais kaimynais, nebent galėtų su Latvija pasigalinėti, nors jokio konflikto su Latvijais nebuvo. Bet paradams bus labai gražu. Taigi, 175 milijonai 7 metams po 25 milijonus litų. Daug ar mažai? Yra paskaičiuota, kad 1937 metais Lietuvos BVP bendras vidaus produktas siekė 1 935,5 milijonų litų. 25 milijonai būtų 1,3% bendrojo vidaus produkto. Šitas skaičius jau mums leidžia įvertinti, kokia taigi buvo ekonominė našta Lietuvos visuomeniai. Tačiau greta šių plano buvo ir einamieji asignavimai krašto apsaugos ministerijai. Tais pačiais 1937 metais Lietuvos valstybės biudžetas buvo 318 milijonų litų. Krašto apsaugos ministerijai buvo skirtas 81 milijonas 370 tūkstančių litų. Taigi, 37 metais krašto apsaugos sistemai skirti 4,2% bendrojo vidaus produkto. Šiuo metu diskutuojame apie galimybę skirti galbūt 3. Procentai procentais, milijonai milijonais, o kągi buvo galima už juos nupirkti. 40-mečio pabaigoje Lietuvos kariuomenė Čekoslovakijoje užsakė 21 LTL tanką. Tuo metu supratimu vieną iš modernesnių technikos vienetų. Už 21 tanką Lietuvos kariuomenė turėjo sumokėti maždaug 2 700 000 litų. Tai yra vienas tankas kainavo šiek tiek daugiau nei 130 000 litų. Už 175 milijonus litų galima buvo nupirkti, kaip suprantate, labai daug tankų. Tačiau tankas tanku reikalingas buvo ir kitos priemonės – artilerija, suvienodintos sistemos ir taip toliau. Taigi pinigai buvo paskirstyti skirtingoms sritims – nuo kareivinių statybos iki naujos artilerijos sistemų įsigijimo, lėktuvų, sandėliuose sukauptų atsargų papildymo, amunicijos, uniformų ir taip toliau. Tie asignavimai, kurie buvo skirti krašto apsaugos sistemai, papildomi žinoma atsiliepė kitoms sritims. Tai yra, teko mažinti asignavimus švietimui, keliams ir kitoms būtinosiams valstybės reikmėms. Kiekgi milijonas galėjo atsieiti Lietuvos visuomenei skirtas krašto apsaugai? Galime palyginti. 1938 metais buvo suprojektuotas, bet nepastatytas naujas prekybos institutas Klaipėdoje. Institutas veikia tik neturėdamas savo patalpų. Taigi 3 aukštų rūmai su laboratorijomis, aktų sale, biblioteka, valgykla turėjo kainuoti 1 072 000 litų. Tai vėl mums leistų suprasti, kokiagi buvo to 175 milijonų litų vertė. 40-metyje Kaune pastatyti Vytauto Didžiojo universiteto medicinos fakulteto rūmai irgi kainavo 1 milijonų litų. Taigi, gynyba kainuoja brangiai. Vėliau pakalbėsime apie tai, kaip buvo modernizuojamas atskiros Lietuvos kariuomenės rūšis tarpukario Lietuvoje, kokie kariniai vienetai atkurti. Iki sekančio karto. Mintimis su jumis dalinasi karo istorikas, Klaipėdos universiteto, Baltijos regiono istorijos ir archeologijos instituto vyresnysis mokslo darbuotojas, docentas daktaras Vytautas Jokubauskas.